Dabar turbūt galiu prieiti prie savo pasisakymų apie COVID vakcinų saugumą ir veiksmingumą, ką žinom ir ko ne. Ir pradžioje pirmą skaidrę paskiriau tiesiog savo, kad parodyčiau, kodėl aš galiu žvelgti į dalykus kitomis akimis, kodėl žinau, kokiu būdu farmacijos kompanijos randa galimybę pasiekti geresnių sprendimų ir kodėl kartais įvairių tyrimų rezultatas iš mano pusės vertinamas visai kitaip negu, sakykime, vyriausybei patariančių ekspertų. Apie tai, ką retai rašo vadovėliai. Pažiūrėkime, kokios yra vertinamosios baigtis COVID vakcinų klinikiniuose tyrimuose. Pakalbėsim. Iš tikrųjų, tai yra simptominė liga. Ir tai yra keista, nes asmeniškai man nėra labai svarbu simptominė liga. Man žymiai įdomiau sunki liga, hospitalizacija, mirtis, galimybė užkrėsti kitus. Tai nebuvo vertinamoji baigtis. Toliau dar reikia pažymėti tyrimo protokole, paminėtas vertinamasias baigtis, pagrindinės, antrinės ir vadinamas ad hoc. Paskui, ką nors sugalvosiu, patyrinėsiu. Tai tos ad hoc turi tikrai ribotą reikšmę, nes aš tyrinėsiu viską, kas man naudinga pasiimsiu ir visiems parodysiu ir sakysiu, kad vaistas veiksmingas. Toliau. Noriu pasakyti tvirtai, kad klinikiniai tyrimai neturi tokios vertės, kaip kiti tyrimai neturi tokios vertės, kaip registracija pagrindžiantis klinikiniai tyrimai. Kodėl? Todėl, kad vėl pagrindinis klinikinis tyrimas tam ir skirtas. Susitarėme, ką įtrauksim, pagal ką vertinsim saugumą, veiksmingumą, viskas yra užfiksuota. Jeigu kompanija kažką padarė ne taip, gali patikrinti geros klinikinės praktikos infekciją. Visa kita irgi turim vertinti, galime naudoti visuomenį hipotezėms kelti, abejoti, galvoti, bet daryti išvadoms. Jau, kaip čia pasakius. Sakykime, padarėme kokio nors vaisto 10 tyrimų, skirtingos tyrėjų grupės. 3 rezultatai buvo palankus, 7 ne. Kaip manote, kas labiausiai norės rezultatus publikuoti? Aišku, kad tie 3, kuriems pavyko gauti rezultatus. Žurnalai išskėstom rankom priima. O kaip tie kiti 7? Ir mes turime nuo palankių straipsnių 3, nepalankių 0 arba 1. Reiškia, matome kampą kažkokį. Reiškia, norint turėti sąžiningą rezultatą, reikia matyti pagrindinį tyrimą ir į jį žiūrėti. Visa kita yra pagalbinis dalykas. Ir drįsiu pasakyti, kad daugelis vertintojų neturi kompetencijos tą daryti. Aš kalbu apie vertintojus, kurie pataria priiminėti sprendimus dėl vakcinacijos. Toliau. Europos vaistų agentūra privalo įvertinti visus palankius ir nepalankius duomenis. Pareiškėjas, kompanija turi pareigą juos pateikti. Negali būti taip, kad parinkinėjam straipsnius kaip ką patinka. Europos vaistų agentūra tam ir yra, kad įvertintų viską ir pateiktų išvadas. Ten yra esminis šaltinis, visa kita tik pagalbiniai. Atskirai paminėsiu retrospektyvinius tyrimus. Reiškia tyrimus, kuriuos darome remdamiesi registrais ir panašiai. Aišku, yra visokių būdų subjektyvumų išvengti, tačiau jo neišvengiamai yra daugiau negu darant prospektyvinius tyrimus. Reiškia, šiandien pradedam, užfiksuojam, ką tyriam ir visi duomenys bus mūsų. Pasižiūrėkime dabar į
pagrindinio klinikinio tyrimų, kuriais remiasi AstraZeneca ir Pfizer vakcinos pagrindinės vertinamosios baigties duomenys. Ką mes čia turime? Pagrindinė veiksminamoji baigtis, kaip kalbėjome, yra simptominės ligos išvengimas. Apačioje matome, kas yra simptominė liga. Tai yra teigiamas laboratorinis testas ir bent vienas simptomas, dabar nedetalizuosiu, toliau bus atskira lentelė. Pažiūrėkime, kokie malonūs skaičiai. Comirnaty 95% veiksmingumas, Vaxzevria 60 beveik. Kas tai yra? Iš tikrųjų, tai yra santykinės rizikos sumažėjimas. Dešinėje, aš galvoju, čia galima. Kairėje matome lentelę, kaip visa tai skaičiuota. Suskaičiuotas tas RRR, Relative Risk Reduction, iš tikrųjų procentai yra tokie kaip lentelėse. Bet jie nepasako, kiek žmonių turėjo realią naudą iš vakcinacijos. Taigi, Pfizer Comirnaty vakcinos atveju tai buvo šiek tiek mažiau kaip 1%. Čia lyginam tuos žmonės, kurie susirgo vakcinos grupėje ir placebo grupėje. AstraZeneca vakcinos atveju tai buvo 1,8%. Ir čia reikia pažymėti, kad aišku, kad šitie skaičiai priklauso nuo infekcijos plitimo visuomenėje, nuo ten vyraujančios viruso atmainos ir visas moralas, kad tų skaičių jokių būdų lyginti negalima. Mes jokių būdų negalime pasakyti, kuri vakcina apsaugo geriau, remdamiesi šiais duomenimis. Matematikai sako, kad tai čia palaukit, čia tyrimą pratesim ir tie skaičiai pasidarys 95%. Palaukit, atsirado alfa, beta, gamma, delta. Kokios ten dar abėcėlės yra Graikijoje raidės? Nebus taip. Jau dabar matome, kad vakcinos vargu ar iš viso mažina viruso plitimą. Paėmus Europos valstybės atvejų skaičių ir paskiepytųjų procentą, mes nerandame ryšio tarp šitų dalykų. Toliau. Faktų tikrintojai. Mitas ir faktas. Corona Stop programėlė. Visos šiuo metu Lietuvoje naudojamos vakcinos nuo COVID yra praėjusios visus klinikinių tyrimų etapus, įskaitant 3 fazę. Baikite. Nei viena 3 fazės nėra praėjusi. Ne visos, o nei viena yra teisingas atsakymas. Štai viršuje dešinėje matome ištraukėlę iš Europos komisijos sprendimo dėl Comirnaty įregistravimo ir matome, kad pagrindinis klinikinis tyrimas, 3 fazės klinikinis tyrimas baigsis gal truputį anksčiau, bet ataskaita turi būti pateikta po 2 metų, 3 mėnesių. Ir toliau čia gabaliukas iš to paties straipsnio, kuris išvardina trūkumus, net ir to svarbiausio klinikinio tyrimo. Vienas iš jų yra pogrupių analizė. Mes viską sukrovėme į krūvą, visas amžiaus grupės. Tai mes išsiaiškinkime, koks yra veiksmingumas, sakykime, vaikams atskirai, jauniems žmonėms, senyviems žmonėms. Nes mes žinome, kad ligos pavojingumas tai skiriasi 1000 kartų. Mes pasižiūrėkime, kokios ypatybės yra sergantiems diabetu, kardiovaskulinėmis lygomis, o kaip yra su tais, kurių imunitetas sutrikęs, kuriuos vadinam rizikos grupės ir skatinam vakcinuotis. Sutinku, kad tai rizikos grupė, bet kai kurių tyrimų metu tai buvo neįtraukimo kriterijus. Draudžiama buvo įtraukti į tyrimus, duomenų mes neturim, apie kokį mokslą mes kalbam. Grįžtam prie vertinamosios baigties. Žmogus turi teigiamą PCR laboratorinį testą, ir, sakykime, atsirado raumenų skausmas naujai. Ligonis.
Čia yra Comirnaty vakcinos sąrašas simptomų, kuriam bent vienam esant yra nustatomas atvejis. Dabar paėmiau 2 vakcinų pagrindinės vertinamosios baigties diagnostikos simptomų sąrašą, kairėje Vaxzevria, AstraZeneca, dešinėje Comirnaty. Nesueina, bet kai kas sugalvoja lyginti vakcinų veiksmingumą pagal šitus procentus, tai yra anekdotas, tai yra absoliučiai nerimta. Vaistų veiksmingumą galima lyginti tik tiesioginiais vadinamais head-to-head klinikiniais tyrimais. Kai įtraukimo kriterijai yra vienodi, reiškia, tada jau ir galim tą daryti. Esu lygiai 100% tikras. Niekas tokių tyrimų nedarys ir nelygins tų vakcinų veiksmingumo. Tuo labiau, kad dabar tie skaičiai iš viso neaišku, ar gali būti taikomi, nes to viruso nei kvapo nebeliko, su kuriuo daryti tyrimai. Tai yra natūralus virusas. Nebėra jo. Dabar yra delta. Toliau. Vėl sakau, koks skirtumas ta simptominė liga? Turbūt daugelis nenorėtų susirgti sunkiai ir nenorėtų numirti. Nenorėtumėm patekti į ligoninę. Beje, hospitalizacija ir sunki liga yra visiškai ne tas pats. Ir tie skaičiai labai smarkiai skiriasi. Aš čia kelis kartus parodysiu tai. Toliau pažiūrėkime dar į tai, kaip mums aiškina, kad yra tyrimų duomenų. Yra nėščiųjų tyrimų duomenų jau. Yra. Vienas iš jų. 10 000 rodo, kaip gerai skiepyti nėščiąsias. 96% apsauga, kas ten parašyta, nuo dokumentuotos infekcijos, 97 nuo infekcijos dokumentuotais simptomais, 89 nuo hospitalizacijos. Pala. O sunkios ligos atvejais tai 1 placebo grupė iš 10 000. Vakcinos grupėje nei vieno. Kitaip sakant, reikėjo paskiepyti 10 000 žmonių, nėščių moterų, kad išvengti 1 sunkios ligos atvejo. Mirties atveju nebuvo, apie tai negalim šnekėti. Reiškia, pačioj matot, sunkios ligos rizikos nauda požiūriu sumažinti sunkios lygės riziko nenustatyta, mirties atžvilgių irgi nenustatyta. Reiškia, veiksmingumo duomenys atitinka bendrąją populiaciją. O kas iš to, o kas iš to jau aptariam. Toliau, farmacijos teisė. Tai ne šiaip teisė. Šiaip mes žinome, kad kol neįrodyta kaltė, tol žmogus nekaltas. Su vaistais taip nėra. Jis yra tol kaltas, kol neįrodyta, kad nekaltas. Pirma, turim įrodyti saugumą ir veiksmingumą, paskui galime juos vartoti. Ta žmonija suprato prieš 60 metų po talidomido istorijos. Arba mes išsiaiškinam prieš vartodami, arba paskui žiūrim, o gal čia viskas gerai, o gal tos vakcinos nekenkia nei veiksmingumui, gal nesukelia teratogeninio poveikio, ką mes žinom, mes dar išsiaiškinsim, mes sužinosim. Mes jokių būdų nesakom, kad vakcinos kenkia vaisingumui. Mes sakom, abala čia žino. Esami duomenys, tai mūsų neįtikina. Taigi, tokia jausminga įžanga ir dabar jau prie pagrindinės dalies moksliškai ir detaliai. Mokslas, pažiūrėkite, toks angliška tezė iš atsitiktinio žmogaus Facebook'e. Mokslas užduoda klausimus, žiūri į duomenis, bando suprasti ir analizuoti. O yra toks the science, tas mokslas, kurio mums reikia. Tai yra viena kryptis. Ją reikia saugoti bet kurią kainą. Bet kuris bandymas kelti klausimus dėl to specialaus jų mokslo yra, matot, pavojingas ir neišsilavinęs. Tai va čia klausimai. Ir aš sakau, kad tai, dėl ko negalim kelti klausimų, to negalim vadinti mokslu. Labai trumpai tokia bendra įžangėlė, pasižiūrėkime, kaip veikia COVID vakcinos. Štai virusinis vektorius, virusinio vektorinės vakcinos reiškia į kokį nors virusą
Na, pavyzdžiui, beždžionės adenovirusą, Vaxzevria atveju, yra įkeltas tam tikras genas, tam, kad sukeltų antikūnų, reikiamų antikūnų prieš COVID sintezę. Va, tas virusas, kaip ir natūralus virusas, patenka į ląstelę, stimuliuoja, gaminasi RNA ir ten matote raudonai pažymėta, toliau vyksta transliacija į baltymus, virusas surenkamas, va, jisai ten pasileidžia, va, jo daug. Toliau nukleino rūgščių vakcinos, RNR vakcinos, jos, matote, rudai tiesiog lipidinių nanodalelių dėka tiesiai patenka į ląstelę ir procesas yra panašus. Galiausiai turime antikūnų sintezę. Štai tie antikūnai, jie aplipę koronavirusą ir toks koronavirusas, negali patekti į ląstelę, jos pažeisti. Taigi, ką mes turim? Veiksmingumo vertinamoji baigtis. Dar kartą pažymėta ongoing trial. Čia yra pagrindinio tyrimo publikacija New England Journal of Medicine. Beje, jeigu matėte, ten, kur buvo veiksmingumo lentelė, buvo parašyta, kad duomenys 2020 metų gruodžio. Pažiūrėkime į šitą straipsnį, pažiūrėkime į paskelbtą lentelę Europos komisijos svetainėje ir pamatysim, kad niekas nepasikeitė. Tie duomenys, kurie turim, yra pernykščiai. Tai va, ir tas tyrimas tebesitęsia, čia kalbam apie tą patį tyrimą, laukiam rezultatų, turėsim po 2 metų. Pagrindinės vertimo baigtis, veiksmingumas prieš laboratoriškai patvirtintą COVID ir saugumas. Bet ne tas mums įdomu, ne? Gerai, antrinė veiksmingumo baigtis yra veiksmingumas prieš sunkų COVID. Jo, čia gerai, čia patinka, pažiūrėkim, ką mes turim. Čia dar skaidrė, ką norėčiau žinoti. Ir jau apie tai kalbėjome, ne? Ir ką sužinojom? Klinikinių tyrimų metu matome, ką sužinojom, tai, kas parašyta žaliai. Visa kita, paskui iš tų vėlesnių straipsnių, kaip ir galima kažkuo tikėti, asmeniškai aš tikiu, kad hospitalizacijos rizika COVID vakcinos sumažino. Tie patys klausimai. Amžius, gretutinės ligos, viruso variantai. Nėra atsakymų pagrindinėme tyrime. Reikia burti iš kažkokių šalutinių duomenų. Pasižiūrim, kaip sumažina riziką susirgti sunkia liga. Vaxzevria. Tyrimo metu buvo apsaugotas 1 žmogus nuo sunkios ligos. Komirnati 0. Visa kita vėliau. Tai kodėl nepateikti tų duomenų Europos vaistų agentūrai, kad nešališkai juos įvertintų ir mums pasakytų, tai kiek tos apsaugos yra. Ir ne nuo natūralaus wild type viruso, bet nuo delta tos nelaimingos. Aišku, registracija sąlyginė, visų duomenų negavus, gerai, praktika rodo apsaugą, nuo hospitalizacijos gerai. Ir vėl tie patys klausimai apie rizikos grupės. Pažiūrime vaikus. Pažiūrime vaikus, ką turėjome iki pediatrinių tyrimų. Skiepijom vaikus nuo 16 iki 17 metų. Pažiūrėkime skaičius. ...66 vakcinos grupėje, 68 placebo grupėje. Ir tuo remdamiesi mes skiepijam vaikus iki 18 metų. Dabar pažiūrime nepageidavimas reakcijas. Tiesiog palyginkim. Dar vienas argumentas, kodėl to lyginti negalima. Sakykim, pažiūrėkim, pavyzdžiui, į karščiavimą. Koks vaizdas? Kuri vakcina dažniau sukelia karščiavimą? Pfizer 10%, AstraZeneca tarsi 33, ne? Iš preparato charakteristikų santraukos. Bet pasikniskime giliau. Pažiūrėkime, ką vadino karščiavimu. Taigi pasirodo, feverišnis yra subfebrili temperatūra iki 38, o kai mes pasižiūrime detaliau, viršui, pažymėta, ne,
viršuje atsirado gabaliukas iš minėtos klinikinio tyrimo publikacijos, tai pamatysim, kad jeigu paimsim karščiavimą virš 38, vaizdas yra atvirkščias. Ir toliau matome rudose rėmeliuose, tai kur tikrai yra skirtumas, tvarkoje, bendras negalavimas, akivaizdu, kad su AstraZeneca yra dažnesnis, pykinimas, matyti irgi, čia klausimų galime nekelti. Saugumo baigtis. Toliau čia pasižiūrime dabar. Solicited adverse events, reiškia solicited yra tie, kurie iš anksto buvo surašyti ir žmonės buvo paprašyti, fiksuokite, ne? Ir toliau unsolicited adverse events reiškia, nebuvo paprašyta, bet tiesiog sako, ką nors pajusit, ko neparašėm, būkit žmonės, praneškit. Kiek mes turime adverse event data through approximately 14 weeks after second dose are included into this report. Čia yra truputį daugiau kaip 3 mėnesiai. O kur naujesni duomenys? Pažiūrime naudos ir rizikos santykį. Kiek yra mirčių nuo COVID-o įvairiose amžiaus grupėse Lietuvoje nuo pat COVID-o pradžios? 3 dienų senumo duomenys, gal čia per kelis skaičiukus pasikeitė. Jeigu vakcinos 100% apsaugotų nuo mirties, ko tikrai nėra, jeigu jos niekada pačios nesukeltų mirties, tai idealiu atveju skaičiai būtų tokie. Tai aš gerai suprantu, kodėl skiepyti senyvus žmonės, bet kodėl skiepyti jaunimą, man tai niekaip nėra aišku. Toliau, sudėtinga kalbėti apie nepageidaujamas reakcijas, nes pranešimų yra mažoka. Ne viskas pranešama, gal 1% nepageidaujamų reakcijų, gal geriausiu atveju iki 10, bet dabar, kai tas pranešinėjimas kartais net demonizuojamas, tai tas skaičius iš vis neaiškus. Gerai, Europos vaistų agentūra tam tikros reakcijos analizę padarė, tai viena iš nedaugelio analizių. Pasižiūrėkime vėl, kiek išvengėme mirčių paskiepiję 100 000 ir kiek po pirmos dozės turime cases of blood clots with low platelets, reiškia trombocitų skaičių sumažėjimas ir trombozė. Matome, šansų mirties išvengti dėka vakcinos, jos smarkiai daugėja su amžiumi. Bet trombozės rizika, jinai yra panaši, o tai ir didesnė jauname amžiuje. Dar vienas klausimas, tai kodėl mes nežiūrime atidžiai, kruopščiai į pacientą, o žiūrime kaip į bandą? Ir šita lentelė galioja, kai infekcijos plitimas yra vidutinis, aišku, kai jis yra didesnis, tai apsaugome daugiau žmonių, kai mažesnis, tai dar mažiau. Taip. Palyginimui. Avarijose Lietuvoje žuva maždaug 8 iš 100 000 gyventojų, nusižudo apie 21 iš 100 000, ir beje, patiria venų tromboemboliją, neskaitant nėščių ir vartojančių sudėtinius hormoninius kontraceptikus, apie 20 iš 100 000. Hormoniniai kontraceptikai, beje, priklausomai nuo progestageno, tą riziką padidina 2, 3, kelis kartus žodžiu. Kai kurie net 5. O šalia klausimai. Nežinom atsakymų. Toliau mirtis Norvegijoje po COVID skiepų. Vėl atsargiai vertiname. Nesakau, kad nuo skiepų, sakau, kad po skiepų. Taip pat sakau, kad tikrai ne viskas pranešama. Tai va, kadangi ten Vaxzevria ir Janssen vakcina pakankamai mažai vartojama, tai turime tik Comirnaty, Pfizer ir Spikevax Moderna. Ką mes matome? 100 000 dozių, 7 mirtis Comirnaty atveju ir 2 Spikevax atveju. Čia šiek tiek sena lentelė, bet tie skaičiai mažai pasikeitė nuo birželio ir jie daro įspūdį, lyginant COVID riziką su tiesiog tom rizikom, su kuriuom mes gyvenam ir nedarom tragedijos iš jų. Kadangi kolegos, kurie čia nedalyvauja, lieka padėkoti TV3 portalui, kad davė
galimybę išsisakyti ir mums, ir jiems. Jie pakomentavo, ką mes pasakėme spaudos konferencijoje. Tai galime tik pritarti profesoriui Čaplinskui ir jam padėkoti. Taip, nuolat reikia diskutuoti, žmonėms aiškinti, rodyti, kas sako mokslas ir neskirstyti žmonių į vakserius ir antivakserius. Nes dabar tie, kurie abejoja viena vakcina, jau tapo antivakseriais. Nors jie pasiskiepiję kitomis vakcinomis. Apie persirgusius. Pasižiūrėkime apie įtraukimą į klinikinius tyrimus. Kas įtraukti? Who did not have evidence of prior infection. Kitaip sakant, persirgusių neįtraukta. Apie kokį mokslą kalbam, kai kalbam apie persirgusių skiepijimą? Net mūsų ministras buvo parašęs įsakymą, kad kai kurių persirgusių neskiepyti. Aišku, tas įsakymas yra netikęs, nepakankamas. Bet vis šis tas. Pažiūrėkime dabar apie persirgusių vakcinacijos pagrindimą. Aišku, byloje nieko nėra, mes nieko nežinom. Lyginame infekcijos, bet pažiūrime, kokia yra infekcijos rizika persirgus ir pasiskiepijus. Apie šitą straipsnį sužinojau beje iš Harvardo epidemiologo profesoriaus Kuldorfo pasisakymų. Jisai paminėjo skaičių 27. Va šitas sakinys, risk of development of symptomatic COVID was taip. 27 kartus mažesnė rizika susirgti simptominę COVID ligą vakcinuotiems 20 kartų, atsiprašau, persirgus rizika susirgti simptominę COVID yra 27 kartus mažesnė negu pasiskiepijus. Ir apačioje yra duomenys apie apsaugą nuo sunkios ligos. Matome, kad vėlgi pasiskiepijus rizika gerokai didesnė negu persirgus. Tai kam persirgus skiepytis papildomai? Apie vaikų skiepus. Medikai pasisako už vaikų vakcinavimą. Na, pažiūrėkim. Pažiūrėkim dabar į pediatrinį klinikinį tyrimą. Vėl COVID dažnis. Paskiepytiems ir gavusiems placebą. Atvejai. 16 atvejų maždaug 1000 tyriamųjų neskiepijus, neskiepijus ir 0 atvejų paskiepijus. 100% veiksmingumas. Liuks. O paskaičiuojam absoliutų rizikos sumažėjimą ir išeina, kad naudos iš vakcinos turėjo nepilni 2% vaikų. Jokios apsaugos nuo sunkios ligos nenustatyta iki pat duomenų rinkimo pabaigos. Duomenys rinkti iki kovo 13. Kodėl iki kovo 13? Parodykit mums vėlesnius. Gal daugiau apsaugojo? Tai va, santykinės rizikos sumažėjimas toks, koks sakiau, absoliutus rizikos sumažėjimas, nauda, irgi kaip minėjau, NNT, number needed to treat, o to vaccinate, reiškia 61 vaiką paskiepijom, kad vieną apsaugotumėm nuo simptominės ligos. Apie sunkią ligą ir mirtį, nieko negavom. Nuo ko apsaugojo vakciną, matom. Nuo teigiamo testo ir kažkurio iš tų simptomų. Santrauka. Miela, ne? Ir, sakyčiau, Europos komisija patvirtino gana logišką indikaciją. Iš tikrųjų. Remiantis oficialiom rekomendacijom. Reiškia, leido skiepytis, galbūt yra vaikų, kuriems tą vakciną vartoti tikslinga, pasirašykit rekomendacijas ir galvokit, ką skiepyti. Ką ministras? Jam logistiką reikėjo sutvarkyti, kaip tik sužinojo apie šitą sprendimą. Pažiūrėkime dabar dažniausios vakcinų nepageidaujamos reakcijos, paimta iš Europos vaistų agentūros vertinimo protokolo. Jos ten bus detaliau surašytos kitoje skaidrėje, matome. Čia yra Comirnaty. Vienas profesorius
pernai gruodžio mėnesį, dar iki registruojant vakcinas, pasakė, kad nepageidavimos reakcijos yra labai retos. Ne, nepageidavimos reakcijos nėra labai retos, jos yra labai dažnos. O čia simptomai. Simptomai vaikams, kurie serga COVID-u. Pažiūrėkim, galvos skausmą ir nuovargį patiria, daugiau kaip 60% vaikų. Pažiūrėkime čia. Daug čia skiriasi. Reiškia, ištirtos trumpalaikės dažnos nepageidavimos reakcijos, bet tyrimo imtis yra per maža, kad būtų galima pastebėti retas. Kaip pavyzdžiui, širdies raumens uždegimą ar širdiplovės uždegimą. Ir tyrimo trukmė yra tyrimas per trumpas, kad būtų galima įvertinti ilgalaikę riziką. Pasverkim. Aš sakau, visada skirdami vaistą, pažiūrėkime tas svarstyklės. Reiškia, daugumai vaistų turime nepageidavimų reakcijų. Paskui pateikus į rinką turėjome miokardito, perikardito atveju. Apie kitas retas nepageidavimas reakcijas nežinom ir negalim žinoti, nes ištyrėme, matėte, kiek vaikų. Apie tai, kas bus po metų, mes irgi nežinom. Gal nieko nebus, gal viskas gerai. Aš nežinau, jie irgi nežino, bet mes tikime mokslu, kuris neturi duomenų. Pabaigai apie vaikus. Aš žinau, kad laiko lieka mažai, tai aš ties vaikais baigsiu, o paskui ten nuspręsim, ką su likusia dalim matyti. Štai, kad vis tiek žmonės skaito greičiau, negu aš kalbu apie mergaitę, kuri buvo paskiepyta Pfizer klinikinio tyrimo metu. Tai ta šeima tiki mokslu, visus 3 vaikus paskiepijo entuziastingai ir štai. SNR yra sunkaus nepageidavimo reiškinio santrumpa. Šitą, ką aš čia rodau, galima pasižiūrėti Amerikos Viskonsino senatoriaus Rono Johnsono susitikime su nepageidavimų reakcijų patyrusiais žmonėmis. Konferencija vyko šįmet birželio 28 dieną. Štai ta mergaitė su mama. Invalido vežimėlis, maitinama per nosies skrandžio vamzdelį. Kaip sakiau, duomenys yra iki cut-off date, reiškia iki kovo 13 dienos, vėlesnių neįdėta. Tyrėjai laikė šią nepageidavimą reakciją nesusijusią ir visą tai, ką čia matome, mes negalime sakyti, kad nuo vakcinos galėjo būti ir nuo kažko kito, bet anot motinos jinai buvo visiškai sveika iki tol. Toliau, 3 depresijos atvejai ir 1 anafilaksinė reakcija sukėlusi pavojų gyvybei. Iš viso ten yra įdomu. Praėjus keliams mėnesiams po tyrimo pradžios buvo pradėta skiepyti placebo grupė. Tai čia iš tos buvusios placebo grupės, čia vėliau ta reakcija. Grįžtame. Tai parašykim rekomendacijas, kuriems vaikams tikrai reikėtų skiepytis, įvertinkim. Sutinku, kai kuriems vaikams COVID-as pavojingas. Tai padirbėkim biški. Ką daro UK? Nerekomenduoja sveikiems vaikams. Ką daro Suomija? Vėl atrenka grupės, tos pačios rekomendacijos, tos pačios metodikos, ką turėtų padaryti Lietuva. Kodėl mes to nedarome? Pasaulinės sveikatos organizacijos pozicija irgi ta pati. Aišku, yra šalių, kurios elgiasi kaip Lietuva, nemasto, skiepijam visus, suskiepijam. Taigi dabar liko mano gabaliukas apie 3. dozę, apie kurią labai daug diskutuojama ir iš tikrųjų aš tomis diskusijomis neatsistebiu. Man čia primena, anekdotą primena. Sako, ar gali priežastis eiti po pasekmės? Gali. Čia daktaras klausia kažko. Sako, tai kaip? Sako, kai žioplas daktaras eina per laidotuvės paskui savo paciento karstą.
Tai panašiai yra su trečia doze. Panašiai yra su trečia doze. Europos vaistų agentūrai rugsėjo 6 dieną pateikta paraiška dėl trečios dozės registracijos. Kadangi viskas skubos tvarka, Europos vaistų agentūros išvadų ir Europos komisijos sprendimo galime tikėtis dar šį mėnesį. Taigi, tie nesusipratėliai Europos vaistų agentūroje dar kažką ruošiasi nagrinėti, o ministerija įteisino sprendimą. BNS antradienio rytą informavo sveikatos apsaugos ministro atstovės spaudai Aikštė Šukšta. Čia ta pati ministerija, kuri iki šiol nesusižiūrėjo, ar klinikiniai tyrimai baigėsi, ar jie tebevyksta. Nagi, žiūrim toliau. Dozavimas ir vartojimo metodas. 2 dozės. Nieko daugiau. Kitaip sakant, šitas vartojimas yra neįteisintas ir įgaliotosios institucijos nėra patikrinusios jo saugumo ir veiksmingumo. Sutinku. Būtų tikslinga, jeigu apsauga pagerėtų, o rizika nepatidėtų. Bet tas, kas aišku man šiandien, tai neabejotinai padidinsime tik antikūnų kiekį. Dėl to ginčytis negalime. Labai norėtųsi pasakyti, kad antikūnai nėra imuninės sistemos bamba. Imuninės sistemoje yra dar ir B ląstelės, kurios gamina antikūnus, yra T ląstelės, yra komplemento sistema ir dar daugybė visokių dalykų ir imunologai tą turėtų žinoti. Antikūnai ypatingi tik tuo, kad mes juos galime nustatyti. Ir tai yra vieni iš antikūnų, ką nustatome. Niekas netiria gleivinės antikūnų, pavyzdžiui, kurie be jokios abejonės svarbus apsaugai nuo viruso, kuris plinta aerozoliniu ar oro lašeliniu būdu. Visa kita, kaip sakiau, turi įvertinti Europos vaistų agentūra ir šitos svarstyklės naudos ir rizikos yra visų vaistų atveju labai svarbios. Jeigu mes tą padarome, mes esame žymiai saugesni. Daugelis vaistų gali būti naudingi, gyvybę gelbstintis vieniems žmonėms ir mirtini kitiems. Išvados yra keli pasikartojimai. COVID-19 vakcinų ES registracija yra sąlyginė. Pagrindiniai klinikiniai tyrimai baigsis po kelių metų. Nauji vaistai yra pavojingesni už senus, todėl vartotini ypač atsargiai. Mes nieko nežinome apie ilgalaikį poveikį. Ar nedidina vėžio rizikos? Ar nedidina apsigimimų rizikos? Ar nedidina autoimuninių ligų rizikos? Mes nežinome ir negalime žinoti. Šiandien yra 21 rugsėjis. Duomenys, beje, kuriais FDA, Jungtinių Amerikos valstijų maisto ir vaistų administracija įteisino pilnai vakciną, yra šių metų kovo mėnesio. Nieko nesumaišiau. Apie tai straipsnį išspausdino British Medical Journal, vienas iš topinių pasaulio medicinos žurnalų. Apie masinės vakcinacijos naudą niekas nevertino. Buvo vertinta, kaip vieną žmogų apsaugo nuo simptominės ligos. Viskas. Ir natūralu, bet kurį vaistą vartoti reikia individualiai įvertinus rizikos ir naudos santykį, įvertinti amžių, sveikatos būklę, reiškia visas gretutinės ligas. Vakcinos yra vaistai, tą reikia suprasti. Deja, Lietuvoje sprendimus dėl vakcinacijos priimantis asmenys nepažiūri Europos vaistų agentūros ir Europos komisijos informacijos. Ten jie įsitikintų, ar ta registracija yra pilnavertė ir taip pat, kurie tyrimai baigti, kurie vyksta, kas žinoma ir ko ne. Dėkuoju ir kadangi gydytojas olimpinės rinktinės vyriausias triatloną paminėjo, tai ir aš. Va čia biški baigiam dar važiuoti ir tada jau bėgsim. Tik čia mažesnis buvo.